čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Sveiki visi, su jumis sveikinasi pokalbiai Procesų Pro ir šiandien kalbėsime apie strateginį planavimą ir strateginio planavimo įrankį X-matricą. Ir šiandien mano viešnia yra Giedrė Šopaitė-Šilinskienė, Baltic Fundraising Hub įkūrėja, filantropijos ekspertė, konsultantė, vienintelė Lietuvoje turbūt Giedrė. Ir Giedrė ne tik konsultuoja apie lėšų pritraukimo temas, bet taip pat dirba su organizacijom strateginio valdymo srityje. Tai šiandien, Giedrė, ir pasikalbėsime apie strateginį planavimą. Gal kažką pamiršau, gal dar pridėti nori? Aš galvoju, per daug jau čia tų titulų, tai ačiū už juos. Ir aš galvoju, kad dar vienas titulas yra, tai mes abi su Giedrė esam didžiulės X-matricų gerbėjos ir manau, kad šiandien ir pasikalbėsime apie šitą įrankį. O mūsų visiems klausytojams noriu priminti, kad mes savo pokalbiuose Procesų Pro būnam neparepetavę, nuomonių nesuderinę ir vis norim pasižiūrėti, kur tie pokalbiai mus nuves. Tai taip pat šiandien pabendrausim ir su Giedrė. Ir jeigu jūs norite taip pat įsilieti į mūsų pokalbius, tai galite tą padaryti užduodami klausimus ir adresuokite juos Procesų pro@kendu.lt, ken-2.lt. Visus artėjančius pokalbius, jų temas galite gauti su mūsų naujienlaiškiu, kuris mūsų bendruomenė pasiekia paskutinės mėnesio savaitės dieną. Taigi, Giedrė, kviečiu tada apie strateginį planavimą ir pasikalbėti. Ir kaip tu manai, kaip tu atsakytum į tą klausimą, kam strateginio planavimo iš viso reikia? Nes tikrai yra nemažai organizacijų, kurios labai sunkiai ieško atsakymų iš šitą klausimą. Tai ar reikia? Reikia. Ir mano turbūt pagrindinė ta vertė arba paskirtis strateginio planavimo, tai iš esmės tai yra kartu komandoje surasti atsakymus į pačius svarbiausius klausimus. Tai tam strateginis planavimas yra ir skirtas. O strategija kaip rezultatas, tai čia tie visi atsakymai surašyti į vieną vietą. Tai tas ir yra strategija. Ir mano galva, kad mums labai yra lengva pasakyti, o kaip mūsų nesėkmė atrodo. Kiekvienoje organizacijoje, tiek nevyriausybiniai, tiek viešojo, tiek verslo. O štai kaip atrodo sėkmė, čia yra klausimas įdomesnis. Tai man atrodo strateginis planavimas ir duoda labai gerą formą, būdą, laiką, vietą ir visokius kitokius dalykus, sukuria aplinkybę, pakalbėti apie tai ir susitarti ir susikalibruoti, kaip atrodo mūsų sėkmė, kaip atrodo, kai mes gerai gyvensim, kai mes turėsim pakankamai lėšų, kai mes būsime kompetitingi darbuotojai ir ten visi kiti pjūviai. Nes man atrodo, tai yra daug sunkesnis klausimas, negu kad kartais organizacijom atrodo. Tai tas strateginis planavimas visų pirma daro šitą uždavinį. Iš tikrųjų, strateginis planavimas yra sunkus pratimas ir aš galvoju, kad čia turbūt organizacijos yra tokiuose dviejose etapuose. Arba dar tai neatėjo ir ginčijasi su savim reikia ar nereikia, arba kai atėjo pirmi žingsniai ir tada jau stiprinam tas strateginio planavimo kompetencijas. Ir aš vis mėgstu pajuokauti, esu girdėjusi tikrai ne vieną kartą iš darbuotojų tokių pasvarstymų, kad ką ten tie vadovai nieko neveikia, strateguoja ir kavytę geria. Ir tai yra labai sunkus pratimas ir ten ta kava gal kontekste ir sušmėžuoja, bet yra apie ką pagalvoti. Tai Giedrė, kokie yra tavo pasvarstymai, atsakymai, kodėl kartais organizacijos neteina į strateginį planavimą, kuo jos save, pridengia, kuo teisinasi ir paskui pažiūrėsim, ar čia tiesa ar netiesa yra. Aš aišku daugiausia galiu apie nevyriausybinės organizacijas kalbėti, su jomis daugiausiai dirbu ir jos mano fokuso lauke turbūt jau nežinau, čia pastaruosius 5-6 metus yra daugiausiai. Tai jos, aišku, teisinasi tą sparnuotai dabar pasakysiu, beprotišką gyvenimo skubą. Kad padaryti reikia daug ir visko, reikia viską padaryti vakar. Ir tikrai tas nevyriausybinis sektorius, net ir lyginant su kitais sektoriais, jis tikrai yra tas, kuris nuoširdžiai stokoja resursų ir niekada nebus kitaip. Visada bus resursų stoka, nes taip tiesiog jau dirba tas sektorius. Ir dar vienas dalykas yra, kad sektorius
visi žinom, ką jis daro, o jisai gelbėja pasaulį. Tai kai tu esi užsiėmęs pasaulio gelbėjimu, žodžiu, pagalba vaikams, seneliams, šeimoms, kačiukams, šuniukams ir visiems kitiem dalykam, tai tokie papildomi net sakyčiau tokie admin, nes yra laikoma, tai yra admin, žodžiu, funkcija, tokie papildomi pridėtiniai procesai, jie yra tokie laikomi kaip kada nors, kai bus laiko. Ir neatsitinka pats iš savęs tas kada nors. Ir kažkaip organizacijom, kadangi tu neskiri tam prioriteto, tu pats galbūt nelabai supranti paskirties šito proceso iki galo, taip ir gaunasi, kad jis to-do liste, jis yra toks, ties, nežinau, pakeisti patalpas ir persikrausti ir paieškoti pigesnių administracinių kokių nors patalpų, kažkur prie admin kažkokių funkcijų. Ir man atrodo, kad šitoje vietoje, organizacijos, nepadaro šito pratimo dėl to, kad jos neleidžia savo sustoti. Ir kai tu nesustoji, kai tu nestapteli, kai tu neapsidairai aplinkui, nepadarai to tokio 360, taip ir gaunasi, kad tai ne prioritetas. Bet iš tiesų tai, ką tu, Giedra, sakai, yra labai būdinga ne tik nevyriausybinėm organizacijom, bet taip pat ir kai kuriom viešojo sektoriaus organizacijom, ypač tos, kurios yra pavaldžios, turi steigėjus, kurios dažnai kažkaip strategiją tai prilygina, kad yra dokumentas. Ir ne šiaip dokumentas, bet didelis, sudėtingas, biurokratinis, nes kažkas iš mūsų pareikalavo ir jis nuobodus, jis mums nieko nepasako, jisai mūsų neįkvepia. Tada taip, jisai nukreta kažkur tarp tų kitų biurokratinių užduotėlių ir pasimeta jo svarba. Ir man tada visą laiką norisi paprovokuoti ir sakyti, tai jeigu savo, dėl savęs, savaip darytumėte, 3 sakinius užsirašytumėte, ne kažkokį ten didžiulį dokumentą, ką tada padiskutuotumėte. Ir iš tiesų, pagal tai, ką Giedra sakai, sakyčiau, kad čia yra paradoksas, nes jeigu turi resursų padaryti 3 darbus, o pradedi daryti 100 darbų ir blaškaisi, tai tada strategija ne tai, kad nėra laiko, ji yra gyvybiškai būtina, kad išsirinktum, o tai kurie čia tie 3 darbai yra, arba su savo komanda susitartum. Ir tada dėl įvairių priežasčių man yra toksai įspūdis, kad organizacija, vadovai taip nusimuliuoja šitą pratimą, nes nėra laiko, ne iki galo aišku, kaip tą daryti. Šiaip manau, kad šiek tiek yra baisu susodinti savo komandą ir gal prasiginčyti, pavyzdžiui, 2 dienas, iki kol pradės matytis bendri dalykai, bet tai čia yra normali komandos dinamika, reikia tą padaryti. Tai sakyčiau, kad yra įvairūs atsakymai, kodėl organizacijos pasako savo, kad jos neketina atlikti strateginio planavimo pratimo. Tie sektoriai, su kuriais man daugiau tenka dirbti, jie dar kartais prisidengia kitais planais. Pavyzdžiui, prisidengia metiniu planu ir sako, mums nereikalingas strateginis planas dėl to, kad mes ten remiamės nacionalinę strategiją arba sektoriaus strategiją. Mes tiesiog metinį veiklos planą susidėliojame. Arba būna organizacijos, kurios sako, pas mus yra ilgalaikis planavimas. Ir tada mes paieškom požymių, ar ilgalaikis planavimas lygus strateginis planavimas. Ir mano akimis nebūtinai lygu. Nes ilgalaikis planavimas gali būti, pavyzdžiui, įgyvendinant infrastruktūrinį projektą 3 metų. Taip, jis yra ilgalaikis, bet ten tos strategijos gali visiškai nebūti. Ir su kuo man dažnai tenka susidurti, tai vis tiek 10 metų moderuoju daug strateginių sesijų, kad strateginės sesijos metu reikia vis priminti komandai, kuri diskutuoja apie tai, kokie yra požymiai prie žodžio strateginis. Tai nežinau, Giedra, ar turi tu savo pasvarstymų, kas tas strateginis yra? Man strateginis tai yra esminis. Tai yra kažkas, kas keičia dalykus į visiškai, tokią kokybiškai ir kiekybiškai kitą pusę, negu kad mes tai darėm iki šiol. Kaip ir, jeigu tai yra business as usual, tai nėra strategija. Ir jeigu mes taip darėm jau 5 metus iki šiol ir visi mes taip mokam daryti ir viskas faina, ir jeigu mes nusprendžiam taip tęsti toliau, tai nieko bendra neturi su strategija, tai yra rutina, paprasta ir paprasčiausia. Bet jeigu iš esmės tu kažką darai, tokio keisto, netikėto, inovaciją dėgi, susitari, kad mes dabar įvesime naujus procesus, kurių anksčiau nebuvo. Čia, mano galva, jau eina kalba link strategijos. Iš tiesų, Giedra, aš sakyčiau lygiai taip pat, kad
pirmas pagrindinis skirtumas yra business as usual arba tiesiog įprasta operatyvinė rutininė veikla, taip kaip jau daug metų dirbam. Ir tada yra ta strategija, kuri dažnai yra susijusi su pokyčiu, su kaita, su naujovėmis, kurias mes prisitaikom. Bet aišku, čia nereikia išprotėti, nes jeigu mes turim strategiją, kuri yra nuosekli, pavyzdžiui, 5 metai ir mes savo pasakėm, kad mes kūrėm į rinką pristatom naujas paslaugas, tai jau gali būti, kad mes 5 metai šitoj strategijoje kūrėm šitas paslaugas ir jas gal komercializuojam arba teikiam. Ir nebūtinai ta dinamika ir pokyčiai, kad kiekvienais metais po revoliuciją, tai tęstinumas jis kažkurioje vietoje atsiranda. Tik tai labai yra svarbu tą suprasti, ar yra iššūkis, ar yra pokytis. Ir tada kartais organizacijom tampa šiek tiek aiškiau, kad metinis planas yra labiau tipinių funkcijų tęstinumas, strategija yra labiau apie tuos pokyčius, kuriuos mes norim turėti savo veikloje. Kaip tu, Giedre, atsakytum į tokį klausimą, nes man atrodo, kad jisai sesijose dažnai, arba netgi iki strateginių sesijų būna toks neišreikštos organizacijų. Kam priklauso pirminė atsakomybė organizacijų, kad šitas procesas vyktų? Kad jau vyktų kokybiškai, tai čia antras etapas matyti, bet šis strateguoti. Nu, aš tau prisipažinsiu, kadangi mes čia nesusiderinom su tavim jokio turinio. Tai nežinau, koks teisingas atsakymas, bet mano nuomonė, kaip ir už visą kitą, kas vyksta organizacijoje, yra atsakingas vadovas. Tiesiog. Ar vadovas /įkūrėjas, ar vadovas, kuris ir yra vadovas, ar, čia įvairiuose lygmenyse tai yra, bet iš esmės tas, kuris yra atsakingas už tai, kaip sekasi organizacijai plačiaja prasme. Ir jis turi iniciatyvos teisę ir net, sakyčiau, prievolę. Tai nereiškia, kad jis vienas tą kavą gerdamas, jisai turi sugeneruoti ten kažką ir jau po to, kaip koks dieviškoji mana turi būti nuleista paprastiem mirtingiesiam. Ne. Taip irgi ne. Taip nebūna ir aš manau, kad ir kitas tavo klausimas bus, tai kaip darbuotojai turi visi kiti įsitraukti, tai jie turi įsitraukti skirtingose etapuose neišvengiamai, bet vadovas ir skiriasi nuo galbūt tų visų kitų mirtingųjų, kad jis turi turėti geriausias ir, kaip čia pasakyti, stipriausias strateginio planavimo kompetencijas, jis turi užsukti procesą. Ir jau po to įsitraukia visi kiti įvairių lygmenų, įvairių pozicijų darbuotojai pagal savo kompetencijas, pagal savo gebėjimus ir galimybės ir pagal tą vietą, kur jie gali daugiausiai inputo, kur jie gali daugiausiai ir duoti pridėtinės vertės visam procesui. Ir galų gale feedbackas, ir galų gale niekas kitas, o patys darbuotojai turės po to su ta strategija gyventi. Bet vėlgi viskas, kas gero ir kartais kas blogo, prasideda nuo vadovo, tai mano pozicija, kad nuo vadovo šitas ir turi prasidėti. Absoliučiai taip, ir aš ne provokacijos dėlį šitą klausimą užduodu, nors tiesą sakant, kartais strateginėse sesijose aš taip ir paklausiu vadovo, tai kaip jūs įsivaizduojat, kieno? Ir visi taip susižvalgo, liktai generalinio. Ir aš šitą provokaciją kodėl duodu, nes jinai nėra akivaizdi. Ir vėlgi kartais vadovai labai keistai ateina į šitą pratimą, ten, biuro administratoriai atiduoda surinkti kažkokius metinius planus arba kokybės procesų skyrius dažnai kažkokius rodiklius pritempinėja dėl to, kad kažkoks standartas reikalauja. Ir aš sakau, tai žiūrėkit, jūsų yra valdymas pagrindinė užduotis ir todėl jūs inicijuojat procesą, kad administratoriai jums padės administruoti dokumentus arba kokybės skyrius, pasiūlys rodiklius. Viskas gerai, bet pirminis traukimas turi būti iš vadovo. Jeigu vadovas yra lyderis ir vizionierius, tai gal ir pasiūlys tam tų savo idėjų arba gal iš valdybos atiduos, nes šiaip irgi dažnai valdyba būna įsitraukusi į šitą procesą, bet visus kitus vadovus ir komandos narius reikia aktyviai traukti į šitą procesą ir jeigu jums pasiseks, jie įsitraukti. Jeigu netrauksit, tai maža tikimybė, kad įsitrauks. Tai tada tai tampa tam tikras komandos pratimas ir man kartais yra toksai įspūdis, kad vadovai gana lengvai nusiplauna nuo šito pratimo dėl to, kad vieną kartą per 3 metus darom, arba nesuprantu, arba ten neįsivaizduoju, kaip tą procesą organizuoti, galų gale nežinau, kas yra geri rodikliai tikrai mano aplinkoje. Ir tai yra komplikuota. Aš suprantu, kad kartais yra daug fainiau atsisėsti prie savo Outlook'o ir atrašinėti mailus pusę dienos. Ir tai yra komforto zona.
O Taip, kai ką nors dabar reikia mum iš nieko priimti sprendimus, o jie gali būti nebūtinai patogus, jie gali taip, būti nebūtinai faini ir šiaip dirbti po to reikės kažkaip taip, kitaip, negu iki šiol mes dirbam, galbūt. taip, Tai aš visai suprantu, iš kur eina taip. tas noras biški nusimuilinti. Man tik labai labai nepatinka, kai kartais iš kai kurių vadovų į tą klausimą, o kas dabar turi daryti, va šitą strateginį Mhm. planavimą, tai vadovai sako, tai visi. Ir kai yra visi, tai yra niekas. Iš esmės, pačioj Taip. inicijavimo stadijoje yra apie nieką tada. Tai man tada taip visi lygų niekas ir man tas irgi toks pabėgimas nuo atsakomybės čia šviečiasi. Mhm. Iš tikrųjų. Tai Giedrė, kadangi jau šiek tiek aptarėm, kas yra strategija ir kad vadovas vedasi savo komandai šitą prasmės pratimą, pakalbėkime apie tai, kokios kartais nutinka klaidos arba ydos strateginio valdymo kontekste, strateginio planavimo konkrečiai dėl to, kad kartais man organizacijos duoda kokį nors Excel arba PowerPoint arba netgi yra talpinama interneto svetainėje, kur matosi, kad buvo bandyta atlikti strateginį planavimą, bet gavosi liūdesys. Tai kokių liūdesių esi tu mačiusi savo veikloje? Na, turbūt pagrindinis liūdesys, kai to organizacijos, kurios turi strategiją, vėlgi mano sektorė, nevyriausybinėme sektorija, net tom, kuriuom atrodo, kad jos turi, iš tikrųjų neturi. Taip. Tai turbūt 9 atvejais iš 10 aš nerandu visai jokių rodiklių. Ten yra tik bendrinės frazės. Mūsų strategija yra sustiprinti arba pagerinti, arba patobulinti, arba inicijuoti. Ir kai nėra jokių rodiklių, nei deadline'o, nei aš jau nekalbu apie priskirtą galbūt funkciją arba atsakomybę už tą tobulinimo procesą, viskas tokiam rašinėlio lygyje. Nevyriausybininkai turi dar vieną tokią specifiką, kadangi jie yra labai smarkiai, pakankamai didžiąją dalimi finansuojami projektinio finansavimo būdu. Tai reiškia, jie rašo paraiškas savivaldybėm, ministerijom, Europos komisijai ir kitokiom institucijom, privatiem ir viešiesiam fondam. Ir jie yra taip smarkiai ištreniravę tą projektinę kalbą. Jie taip gerai moka paprastus dalykus pasakyti sudėtingai, kad visa tai ir į strategiją persikelia. Tai tarptautiniai žodžiai, kurie ant popieriaus atrodo labai labai gerai, bet problema yra, kad paprasti žmonės taip nekalba. Tai kai mes neturime ir rodiklio, ir dar visą tai aprašome komplikuotų 4 eilutes besitęsiančių sakinių, tikrai susiduriu kartais su situacijom, kai ir aš nesuprantu, o kaip ir ne pirmus metus dirbu sektoriuje, turėčiau suprasti, bet net aš nesuprantu, ką jie turi omeny. Bet įdomiausia, kad kai praeina koks mėnuo arba porą mėnesių nuo to surašymo, to rašinėlio, tai net ir patys organizacijų darbuotojai neatsimena, ką jie turėjo omeny. Ir ten visokios psichosocialinės paslaugos, sociokultūrinės paslaugos, visokios tikslinės grupės, labai labai komplikuotos ir panašiai. Tai aš tai sakyčiau, kad šitoje vietoje čia tokie galbūt esminiai dalykai, bandymas jo overkomplikuoti reikalus, ir kas be ko, fokusas į dokumentą, apie ką jau anksčiau esi užsiminusi. Atrodo, kad reikia, jeigu jau darom strategiją, tai jinai turi būti didelė, 50 lapų, aprašykim ten visą savo istoriją. Susikūrė prieš 30 metų, vadovavo vienas vadovas, po to jis išėjo, po to atėjo naujas ir ten 100 milijonų dalykų parašyta, kurių nereikia ten rašyti, nes ten visiškai pasimeta esmė, bet mano patirtis, jeigu jau mes išlipam iš kelių lapų, greičiausiai ten esmės ir nėra. Jos tiesiog ten nėra. Ten visa energija nuėjo į ne tuos dalykus, o ne tie dalykai, tai yra, pabandykim dabar, žodžiu, kiekybę imti šitą pratimą, o ne kokybę. Žodžiai.
Taip, pritariu tikrai. Ir Giedrė paminėjai keletą tarsi sektoriai būdingų dalykų, bet mes galėsim tuoj pareflektuoti, kuo tie sektoriai yra panašus tarpusavį. Tai, ką sakai, sakyčiau, kad Lietuvoje yra super būdinga taip pat ir viešojo sektoriaus, tom politizuotom dažnai organizacijom, kurių strateginis dokumentas, va tas skirtas išoriai, dažnai taip yra labai labai ilgas tekstas, ten yra visko, istorinės aplinkybės ir duomenys ir taip toliau. Ir kita vertus, tą išorinį strateginį planą kartais netgi labai pastiprina tam tikri išorinės atskaitomybės reikalavimai arba, pavyzdžiui, valstybės valdomos įmonės, jos netgi turi atitikti valdymo koordinavimo centro pagal metodiką sudėliotus reikalavimus ir ten išorės veiksnių analizai turi būti skirta vietos. Tai pritariu, prieš kokį 10-metį tai būdavo nesuvokiamai ilgi dokumentai, 60 ir daugiau puslapių, tikrai dabar jie pamažu trumpėja, darosi struktūruoti, bet aš tai tiesą sakant, moderuodama viešų organizacijų strateginę sesiją, sakau, žiūrėkit, jūsų sektoriaus specifika yra dviguba strategija. Viena išorė pagal reikalavimus atspindinti visą tą rašinėlį, kaip Giedrė paminėjo, nes yra konteksto paaiškinimas, bet jūs privalot turėti patogų vidinį dokumentą. Idealu, jeigu sutampa, tai ką išorė, tai ką į vidų. Į vidų dažniau mes detaliau ir smulkiau susiplanuojam, tiek, kiek niekada neaktualu galbūt visuomeniai matyti. Bet šitas dokumentas jau turėtų būti suvokiamo dydžio ir visas strateginis valdymas šiuolaikinis eina į vienalapių principą. Tai jeigu jūsų strategija netelpa 1-3 lapą, tai dar nepakankamai išgryninot svarbiausias žinutės. Ne, to teksto mums nereikia tiek labai daug. Bet iš tikrųjų pritariu ir tai, kad tu, Giedrė, prieš tai minėjai, aš taip juokais kartais vadinu strategiją pasistengti pabandyti, kur kažką liktai gero pasakėm, bet o ką konkrečiai čia mes padarysim, ne iki galo yra aišku ir dažniausiai būna labai nekonkretu. Tarkim, viena iš tokių gerų frazių, kurią aš čia sumačiusi pastaruoju metu, kai pasisakė savo organizacija, kad mes 24 metais diegsim organizacijų vertybinę kultūrą. Ir skamba teoriškai faina, visi mes vertybiški ir kultūrą norim turėti, bet ką jūs čia darysit, kaip matuosit, niekas nežino. Ir jie patys irgi nežino. Ir man bus labai įdomu pasižiūrėti metų pabaigoje, ką jie čia savo pliusą parašys ar minusą, kaip tai įvyks. Tai pritariu, reikia neužsivelti. Įdiegta. Pliusas liktai. Man sakė, kažkaip labai norisi konkretumą ir geriau pasakyti vieną aiškų skaičių, negu parašyti tą tokį didžiulį tekstą, kur ten gal ne iki galo yra aišku. Man taip pat strateginio planavimo ydos yra tada, mes apie dokumentą kalbėjom, apie ilgą dokumentą dar labiau kalbėjom, apie rodiklių trūkumą taip pat kalbėjom, bet yda taip pat yra ir neturėti viso to. Tai kas yra būdinga mažesniai komerciniai organizacijai, labai dažnai koks nors vienas arba gal du labai finansiniai tikslai rodikliai, apyvarta arba pajamos arba pelnas arba dar dažniau augimas, pavyzdžiui, 10% kasmet augti. Ir teoriškai kaip ir skamba, gal panašu į strategiją, bet jeigu visa rinka auga ir jūs augate ant tos pačios bangos, tai čia jokios strategijos nebuvo, čia tiesiog yra pasiektas finansinis rezultatas iš jūsų business as usual veiklos. Tai norisi kažkaip organizacijas paskatinti, pagalvoti ne tik apie tai, kur mes norim būti, kad paaugę regionais ar apyvartom ar paslaugų kiekiu, bet ir šiek tiek apie tą kelią ir taktiką, o tai kuriuos mes čia scenarius pasirenkam. Ir apskritai strateginiam valdyme dabar ateina tas scenarijų modeliavimas, jis ateina iš to, kad neapibrėžtumas labai didelis yra mūsų aplinkoje, labai yra sunku numatyti ilgą laikotarpį į priekį, kaip keisis mūsų klientai, kontekstas ir taip toliau, dėl to organizacijos arba planuoja trumpesnį laikotarpį, arba labiau scenarijai susidėlioja ir neužtenka tada vieno arba ten dviejų finansinių rodiklių, mes turim labiau suvokti, kaip Giedrė minėjo, tą prasme, savo identitetą pagauti, dalykais, kuriuos mes tikim ir ką mes čia darysim ir tada tam tikra prasme tai ir yra strategija. Tai ne augti 10% savaime yra strategija, bet vystyti naujas paslaugas ir iš jų didinti pardavimus ir taip augti. Tačiau panašu yra strategija. Arba pritraukti naujų klientų, arba tavo sektorioje turbūt naujų paslaugų gavėjų ir per tai augti. Irgi galėtų būti tas būdas. Bet čia yra labai svarbu identifikuoti tai organizacijų ir pasikalbėti tarpusavį. Na ir dar viena yda, kurią taip pat labai pastebiu, tai tas strategijos nuleidimas, kur visada yra tam tikra tarsi kaip prievarta, atėjo ministerija arba ten vyriausybė ir privertė. Giedrė NVO sektoriui turbūt atėjo valdyba privertė arba kokia savivaldybė arba steigėjai privertė daryti tam tikrus dalykus, siekti tam tikrų tikslų arba rodiklių. Tai taip norisi pasakyti vėl, kad šiuolaikinis strateginis planavimas jisai labai stipriai eina per kaskadavimo praktikas,
O kaskadavimas tai yra demokratija, tai yra susitarimas. Gal ir įsipareigojam, jeigu turim priemonės, būdus, kompetencijas, resursus reikalingus. Jeigu neturim, tai arba didinam, arba neįsipareigojam. Nors čia reikalinga yra tam tikra diskusija ir susitarimas tiek steigėjo arba valdymo organų su vadovu, su komanda, tiek ir pačioje komandoje, taip pat ir su specialistais. Tai senai praeitie tie laikai yra, kai vadovas atsisėda, surašo strategiją, išdalina ir tai tampa organizacijos įsipareigojimu. Nors dar tenka ir tokių reiškinių matyti. Na va, tai natūralu, kad organizacijos, norėdamos atlikti šitą prasmingą pratimą, kartais šiek tiek įstringa. Ir aš sakyčiau, kad Lietuvoje turbūt yra keletas pasirinkimų, ką daryti su tuo strateginiu planavimu kaip pratimu, jau nebeišvengus jo, ar ne. Tai vienas variantas, organizacijos susikuria savo kažkokią praktiką, kaip jos tą strateginį planavimą atliks. Labai dažnai ta praktika yra tiesiog išvažiuojamoji sesija, pavyzdžiui, kartą per metus, vienai arba 2 dienom, ir susipildom kažką, gal, pavyzdžiui, susitarimus į Excelį kažkokį arba į PowerPoint skaidrę, kur nebūtinai yra kažkokie tokie labai metodiniai dalykai, bet tiesiog komandos vadovo susitarimai. Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad tie susitarimai labai dažnai skamba tiesiog kaip strateginiai projektai arba darbai. Skaitmenizuoti, tokią informacinę sistemą įsidiegti, klientų aptarnavimo standartą. Tai geriau negu nieko, bet tiesą sakant, strateginiai darbai, jie nebūtinai atsako, kodėl mes visą tai darom ir koks čia bus efektas, ar finansinis, ar klientų patirties, ar darbuotojų sutraukimo. Tai man dažnai tose sesijose, taip kaip organizacijos intuityviai daro, labai norisi vieno kelių esminių poveikio rodiklių, kur mes pasimatuosim, koks čia bus sukurtas efektas. Kitos organizacijos, jos jau pasirenka tam tikras metodikas, tai priklausomai nuo to, kokio tai yra sektoriaus organizacija. Viešojo sektoriaus organizacijos dažniausiai renkasi valstybės valdomas įmonės valdymo koordinavimo centro reikalavimai, kitos atsižvelgia dažniausiai į steigėjų tam tikras praktikas ir formas, net yra ir teisės norminiai aktai, kurie nustato tam tikras taisyklės. Ir kitos organizacijos gali rinktis šiek tiek laisviau ir metodikas. Ir taip yra manoma, kad pasaulyje yra kelios populiariausios metodikos atlikti strateginį planavimą ir po to kaskadavimą. Ir Oshin Kanri, ir X-matrica yra viena iš jų, Objectives and Key Results, OKRas manoma, kad yra kita iš jų. Ir subalansuoti rodikliai gal į tą trejetuką vis dar galėtų patikti. Tai mes šiandien kalbam daugiau apie X-matricos pačią formą, formatą ir kaip ją būtų galima savo prisitaikyti. Jeigu kažkas iš mūsų klausytojų šiek tiek pasimetę galvoja, o kas čia ta X-matrica yra, nors abejoju, ir tokių bus daug, nes šiaip įrankis tikrai nepaprastai populiarus Lietuvoje, tai X-matrica yra tiesiog Excelis, vieno puslapio dokumentas, bent jau taip turėtų būti, į A3 formos sudedantis visus pagrindinius klausimus, kuriuos mes turim atsakyti atlikdami strateginio planavimo pratimą. Ilgalaikiai tikslai rodikliai, trumpalaikiai metiniai tikslai rodikliai, strateginės priemonės, atsakingi asmenys, tarpinis pamatavimas. Ir kadangi tas dokumentas taip sukasi tarsi ratu, viduryje yra X, tai dėl to ir X-matrica. Ir metodiškai X-matrica yra įrankis, Excelis, pati metodika, filosofija yra Oshin Kanri. Tai sakyčiau, kad mes Lietuvoje labiau esam prie X-matricą tiesiog pripratę. Ir taip yra pasvarstoma, kad šitas įrankis yra atėjęs iš Lyno, iš Toyotos, kas šiaip yra tiesa, bet jau dabar pasaulyje jis yra netgi ir labai stipriai atsiskyręs nuo Toyotos ir Lyno praktikų. Daugybė organizacijų visiškai nedirba su Lynu, su efektyvumo procesu, bet X-matrica savo sėkmingai prisitaiko. Tai Giedrė, gal tada smagu truputėlį būtų ir iš tavęs išgirsti, kaip įvyko tavo pažintis su X-matrica, kaip jinai tau padeda tavo darbuose ir dirbant su organizacijom. Tai turbūt iš tokio intuityvaus jausmo, kad tas strateginis planavimas, jisai turi būti kažkoks struktūruotesnis pratimas, negu kad, anksčiau buvo priimta. Tai tas anksčiau, reiškia, aš sektorijoje turbūt per 20 metų dirbu, tai nevyriausybinėme sektorijoje, tai buvo priimta, daryti tuo dažniausiai išvažiuojamuoju būdu ir daryti ne kartą. Žodžiu, vis išvažiuoti ir išvažiuoti. Ir užtrukdavo bile kiek ilgai, ten kokius 9 mėnesius, 12 mėnesių, vis, nes neprimti. Aš sakau, labai ilgai ten veikdavo. Ir būdavo toks vidinis jausmas ir nusistatymas, kad ne tik, rezultatas turi būti daug lapų, bet tai turi būti ir pats toks kažkoks sunkus, mes visi susipykti turėtumėm daug kartų komandoje, persikirpti gerklės vienas kitam, kažkas, o dar nevyriausybininkai,
mes ir šiaip esame, labai apie vertybės, apie tarpasmeninius santykius, labai, vat, psichologai ir socialiniai darbuotojai dažnoje organizacijoje teikia socialinės paslaugas. Tai visas orientavimas buvo į kažkokių tokių net labiau tarpasmeninių, kartais net ir santykių arba supervizijos lygmenį. Ir viskas su tuo yra tvarkoj. Kartais gerai dinamikai grupėje ir šito reikia, bet iš tikrųjų nebuvo, tai duodavo jokios struktūros. Tai duodavo kažkokį tokį jausmų paremtą procesą. Vat kažkaip mes dabar išvažiuosim 2 dienom, apie kažką kalbėsim, kažką nutarsim arba nenutarsim ir kartosim visą tai 2 mėnesius, kas 2 mėnesius ir tada kažką gal gausim, o gal ir negausim. Ir man tokiame procedūroje tokie pasimalus vieną kartą, antrą, su skirtingomis organizacijomis ir skėtinėmis, ir su asociacijom važiuodavau, ir su tinklais važiuodavau. Ir kažkoks toks jausmas, kai grįžti namo, teoriškai buvo faina, praktiškai nelabai suprantu, kas gavosi čia dabar. Ir koks čia bus galutinis rezultatas. Tai va, tai pasimalus šituose savo jausmuose, kad turi būti geresnis būdas. Turi būti būdas lyg ir kažkaip kitaip daryti. Tai nepaslaptis, tai X matricą tu į mano profesinį gyvenimą atvedei, išguldėjai, parodėjai ir kaip dabar atsimenu, kad kai tu sakėjai, susitikime, parodysiu X matricą. Ir galvoju, tai mums čia dabar reikia rezervuotis 8 valandas, visą dieną mes čia aiškinsimės, kas čia per įrankis. Ir sakai, ne, tai aš to paaiškinsiu patį principą labai greitai, tai 20 minučių ir tu viską suprasi. Ir galvoju, kaip tai manoma, aš 15 metų bandžiau suprasti ir nesupratau, o dabar man paaiškins viską per 20 minučių, kaip taip įmanoma. Ir jeigu nuoširdžiai, tai va šita X matrica ir man buvo vienas iš pagrindinių aha momentų, kas yra susiję, bet apskritai su strateginiu valdymu ir su strateginiu planavimu. Nes planuoti tai yra viena, bet po to reikia su tuo kažką padaryti. O po to dar gyventi tau reikia su tuo. Tai X matrica yra ne tik, kuris padeda struktūruoti procesą, visą strateginio planavimo ir nenuklysti labai smarkiai tarp asmeninių santykių aiškinimasi, bet iš esmės po to duoti tau kryptį. Ir tu po to žinai, ką su tuo daryti, nes X matrica tau pati duoda net ir formatą strateginiai stebėsenai, nežinau kaip čia vadinti, žodžiu, follow-up, aš tai vadinu. Tai kai tau follow-upinti reikia dalykus, tai tu po to gauni ir šitą struktūrą. Tai, man, sakau, tas X matrica ir davė suoproti, kad ir strateginį planavimą galima struktūruoti, net truputėlį standartizuoti ir apskritai visai kitaip palengvinti savo gyvenimą. Bet tai galima absoliučiai. Strateginis valdymas, strateginis planavimas būna net ir procesuose, organizacijose standartizuotas procesas, tai absoliučiai gali būti. Bet aš manau, kad man taip pat X matrica, X matrica yra strateginio planavimo vizualinis įrankis. Ir jeigu nesutelpam į vieną tris, tai jisai nebėra vizualus ir mes galim tos pačius klystkelius nuklysti, apie kuriuos ką tik kalbėjom. Ir aš galvoju, kad kartais komandos taip ne iki galo supranta, kas tam turi atsitikti išvažiuojant tą išvažiuojamą sesiją, tai net mes ir su X matricom išvažiuojam su vadovais, bet man taip norisi sutaupyti jų laiko ir energijos, nes filosofuoti susėdus ten 2 paras ir įsivaizduoti, kad stebuklingų būdu mums išaiškės dalykai, tai man toks truputėlį stebuklais tikėtis, nes o kaip mes čia kitokie dabar susirinksim toj pirtelį, tai mes ateisim tie patys, su tais pačiais įsivaizdavimais ir tas procesas jisai turi būti struktūruotas. Tiesą sakant, jeigu organizacija yra pasimetusi, aš labai rekomenduočiau turėti moderatorių, bent jau pirmaisiais metais, kad taip truputėlį užvestų ant kelių. Ir gal tai nereikia tas 2 dienas sėdėti, gal jūs per 4 ar 6 valandas galite esminius dalykus susidėlioti. Ir dar manau, kad Giedrė, tai ką minėjai iš tų ankstesnių patirčių, tai yra toksai dažnai, nežinau kaip darydavot jūs, bet kitose organizacijose aš matau namų darbų nepasiruošimą. Mes atvažiuojam kūrybiški, ir tada vyksta toks strateginis svajojimas, bet labiau kaip filosofavimas, kur mes gal duomenų neturim, konkrečių įžvalgų nepasiruošę, kažkokių idėjų pageneravom.
Ir aišku, kad tuo metu ateiti konkrečius susitarimus gali būti net nerealistiška, tai kad tos namų darbus reikia pasidaryti. Bet X matrica savaime, jinai kaip Excelis, jinai nebūtinai išsprendžia visus dalykus, nors Oshin Kanri kaip metodika tą sako, kad reikia analizuoti aplinką, kad reikia matuoti rodiklius, kad reikia atsinešti jau tos pasiūlymus į tą strateginę sesiją ir labai aiškiai žingsniais tą praeiti. Tai savaime Excelis kaip čia negali viso to padaryti, bet jeigu mes sekam ir metodiniam rekomendacijom, tai tas procesas jisai gali būti pakankamai struktūruotas ir atvedantis į labai konkrečius susitarimus, strateginės priemonės, matavimą, atsakingus asmenis, su kuo mes turbūt ir norim išeiti dienos pabaigoje. Tai man asmeniškai X matrica, jinai turi labai daug tokių paslėptų žinučių, kur gal pirmą kartą auditorijoje dalyviai pamatė ne iki galo jas visas supranta, bet aš sakyčiau, man kertiniai tokie dalykai, dėl ko aš visada X matricą siūlau savo klientam, organizacijoms, su kuriuom dirbu, tai yra pirma, rodikliai tikslų lygmenį, objectives, ilgalaikiai. Ir čia yra sunki dalis, aš ką pastebiu, kad mes dažnai natūraliai, intuityviai mąstom darbais. Ir yra daug paprasčiau sakyti, pavyzdžiui, mes sukursim ten, nežinau, jaunimo tam tikro ugdymo dalyko metodiką. Tai tarsi yra kažkokia svarbi užduotis, strateginė, kurią mes norim turėti. Bet atsakyti savo, kodėl mes tai darysim, čia gali būti nepaprastai sudėtinga. Man asmeniškai, moderuojant strateginės sesijas, klausimas, kodėl yra pagrindinis. Ir tada mes turim suprasti, o su ta metodika, kas pagerės, kokybė, klientų pasitenkinimas. Čia ugdymo įstaigos pavyzdys, tai galbūt mes turėsim kažkokią reputaciją geresnį su savo metodika, gal tėvų globėjų pasitenkinimas, vertė jiems kažko padidėjo. Ir yra labai sunku atsakyti savo, kur yra tie baziniai dalykai, kodėl mes norim tą daryti. Tai visų pirma, X matrica, jinai duoda rodiklius ilgalaikiam metiniam tikslui, vieną. Antra, jinai turi tokią paslėptą žinutę per sąsajas, kas esate matę, kad mes visada kalbam apie tikslą kartu su priemonė. Ir čia yra labai svarbu surasti tą balansą, ką aš prieš tai ir minėjau, kad tikslų nuleidimas, kaip kai kurie sektoriai yra įpratę, jisai atnešam rodiklius, išdalinam ir viskas. O kalbėjimas apie tikslą kartu su priemonė mums duoda pakalibruoti ką. Ar mes esam pajėgus tą padaryti, ar mes turim priemonių, ar mes turim resursų, biudžeto, kompetencijų. Ir jeigu neturim, tai kodėl mes tada tą aukštą ambiciją tikslo lygmenį išsikeliam. Čia yra nepaprastai svarbi vieta, kurią irgi labai daug organizacijų dirbdamos intuityviai pražiūri. Ir trečias auksinis momentas X matricos, tai yra ta dešinėje esanti zona. O kas pasiima atsakomybę ir lyderystę už šitą pokytį? Konkretus vardas ir pavardė, kurie toliau ties tuo darbuosis. Ir tiesą sakant, kai kuriuose organizacijose tai yra pati lengviausia dalis, nes ten rankos kyla, aš noriu, aš galiu šitą, tu šitą, va šito nedarom, čia atidėsim į kitus metus. Ir yra organizacijų, kur tai yra pati sunkiausia vieta, nes idėjų daug, o pasimti ją savo ir vesti metus arba dviejus į priekį, rankos yra nei vienos. Nenoriu. Taip, nes kaip ir sakai, Giedre, paskui visą tai reikės daryti, arba kaip kai kurie juokauja strateginės sesijos metu, tai atsakyk už bazarą, būna komentarai, ką prisišnekėjai, ką įsipareigojai. Ir aš suprantu, kodėl šita frustracija kyla, dėl to, kad pasimdama savo daug strateginių priemonių, aš pradedu jausti įtampą, nesgi su tuo reikės kažką padaryti. Ir nereikėtų tos įtampos nusimesti, bet reikia sakyti, žiūrėkit, 5 yra per daug, aš sutinku 1 arba gal 2. Arba tada kalbam iš esmės apie komandos lyderių resursus. Ir tas tarsi paprieštaravimas vėl ne visose komandose yra toksai lengvas. Ir aš dėl to, pasipildžius tą strateginį planą, vis primenu organizacijom ir sakau, žiūrėkit, strateginis planavimas nėra tik pasakyti, ką mes darysim. Strateginis planavimas yra pasakyti, kad nedarysim. Pavyzdžiui, 25 metais taip svarbu, taip matom prasme, taip vertinga, bet nedarysim. Kodėl? Nes jau turim 10 kitų svarbesnių dalykų ir tada arba nedarom visai, arba keliam į tolimesnę perspektyvą. Ir tas neprafiltravimas ir dar kartą prioritetų nesudėliojimas, taip pat kartais organizacijams yra iššūkis. Aš po 1 metų mėgstu padaryti tokį išmoktų pamokų pratimą, kai sadinu vėl tą pačią vadovų komandą, pragyvenusią 1 metus strateginio valdymo ir sakau, tai ką išmokot? Tai praktiškai visi ir visada išmoksta, kad buvo per daug strateginių prioritetų, nes atapėme strateginis entuzijazmas, visko prisirašėm, bet tai buvo nerealistiška. Ir šiaip pati metodika X matrica sako, tai geriau 5 negu kad 10, bet 5 padarom, o ne kad 10 ir po truputėlį pakrapštėm ir gal pokytis neįvyko. Tai nėra intuityviai mūsų mąstysenoje ir kai sakau, kad X matrica turi tilpti į A3, o dar geriau į A4, tai jinai ne vietą taupo savaime, jinai ir bando pasakyti, kad prioritetus mes turim pasisverti, susiskaičiuoti ir tikslus lygiai taip pat.
Ir jeigu mes nesuprantam šitų loginių dalykų, tai ta pati X matrica gali labai keistai gautis. Aš atsimenu, vienos valstybinės įstaigos vadovas pasiėmė X matricos formą, savo 60 lapų strategiją sukėlė, tai X matrica gavosi tokia ir tokia ir sako, labai nepatogus Excelis. Sakau, tai kad jūs nieko nepritaikėt iš to, ką aš jums pasakojau, jūs tiesiog paėmėt iš vieno Excelio į kitą Excelį. Tai nesigauna taip dalykai. Bet su šita logika gali būti geras įrankis. Aš dar truputėlį ir iš savo varpinės noriu pareaguoti visiškai teisingai. Dažniausiai yra didelė pagunda prisiplanuoti daugiau. Bet nevyriausybinėme sektorė, ką aš dar irgi esu pastebėjusi, kad trūksta ambicijos. Irgi. Ir čia šitoje vietoje viskas kyla irgi iš to paties mano minėto projektinio finansavimo įgūdžio, kai nevyriausybinės organizacijos yra išdresuotos, kad jos privalo pasiekti visus rodiklius, o jeigu nebus pasiekti, jom nukirps finansavimą, jas kitaip nubaus, žodžiu, bus labai labai blogai. Ir tada iš vienos pusės atrodo galbūt norėtųsi pokyčių ir tokių reikšmingesnių, bet viskas taip viduj cenzūruota yra. Ir taip mes tada susiplanuojame net nebe tas, kur 10 tikslų. Mes susiplanuojame tik tai 2 tikslus ir jų rodikliai yra tokie žemi, kur teoriškai gal irgi, kaip ir anksčiau tu minėjai su savo pavyzdžiu, nieko nedarydami mes juos vis tiek pasieksime. Ir aš tada klausiu, o kas bus, jeigu jūs nepasieksit? Ir tada jų reakcija, taigi bus labai blogai. Ir klausiu, kas bus? Kas jum nuneš galvas? Nežinau, bet kas nors tikrai mus nubaus, kažką mums blogo padarys. Tai mano atveju, aš sakyčiau, kad 50% savo laiko turbūt skiriu strateginėse sesijose ir atvejais aš truputėlį tą ambicijas stengiuosi valdyti, kalbant apie resursus, kuriuos labai ribotus turi organizacijos, bet likusius 50 aš visada klausiu, ambicija kur? Ir dar klausiu, o jum šituos ilgalaikius tikslus matant, ar biški baisu? Ir jeigu jie sako, kad nebaisu, tada sakau, kad labai prasti tikslai. Tada padidinkime 20% šitos tikslus. Biški baisu turi būti. Biški toks drebėjimas, toks kažkoks viduj turi būti stimulas. Tai su tom organizacijom, su kuriuom aš daugiausiai dirbu, tai yra ir tai, ko tu sakai, kad reikia truputėlį, žodžiu, tvarkyti entuziazmą, bet kartais, vėlgi labai labai linkiu savo kolegoms to entuziazmo ir daugiau. Bet žinai, entuziazmas nebūtinai į ambiciją konvertuojasi. Mes galim labai entuziastingai ginčytis, pavyzdžiui, dėl prioriteto, kur abu yra neambicingi. Šiaip labai pritariu ir pagal strateginį planavimą yra tokia SMART metodika arba SMART ir dabar jau, kur aš gal taip smulkiai neįsiu, bet tiesiog tikslų konstravimui, kad tikslas turi būti konkretus, pamatuojamas, žodžiu, susijęs su mūsų prioritetais ir taip toliau. Tai aš asmeniškai A raidę dažniau verčiu ne kaip įsivertinant resursus, kad attainable, kad įmanoma pasiekti, bet kaip ambicingas. Kad mes turim vis dėlto pagalvoti apie tam tikrą ambicijos lygį. Tai sakyčiau, kad jeigu mes jau taip kalbam apie sektorių tendencijas, tai taip, privačios organizacijos dažniau yra ambicingesnės ir ta ambicija yra traukimo būdu iš viršaus. Dažniausiai tam tikrą ambiciją užduoda valdybos nariai, savininkai, akcininkai, vadovas gali būti. Žiūrėkit, pabandom. Ir privačių organizacijų dažnai rėmose yra taip, kad, kaip Giedrė ir sakai, nėra bausmės. Patys savo išsikėlėm, patys savo nepadarysim, patys pasibarsim arba pasijuoksim, dar daugiau užsimesim ir toliau keliausim. Saugumas eksperimentuoti yra privačios organizacijos koziris strateginio planavimo kontekste. Ir apskritai gyvybė nukreipta į klientą, į komercinius rezultatus. Tai šitos gyvybės tikrai neturi viešojo sektoriaus organizacijos. Man labai patiko, Giedrė, kaip pasakyti, cenzūruota, iš tiesų taip ir yra. Tai kalbant apie ambicijos lygį viešojo sektoriaus organizacijose, čia būtų atskirą podcastą būtų galima sukalbėti. Bet tai yra savisauga ir ta savisauga, tiesą sakant, kartais yra pasverta iš patirčių, iš neigiamų patirčių, kad kas atsitinka, jeigu ne viskas yra įgyvendinta, tai, sakai, NVO organizacijos yra saugios, viešo sektoriaus organizacijos nėra saugios. Nes tai reikia suprasti, kad yra kontekstas. Ir jeigu mes turim virš savęs, nežinau, ministeriją, steigėją, savivaldybę,
kurie įsivaizduoja, kad 100% reikia pasiekti visus tikslus, visus rodiklius, tai aišku, kad mes planuosim taip, kad tai būtų pasiekiama ir mes tada pametam didžiulę vertybę, ambicijos tam tikrą lygį. Ir nepaisant to, kad 10 metų dirbu su organizacijom visų sektorių, kalbėdama apie tai, kad yra normalu įgyvendinti 8 iš 10 strateginių savo tikslų arba rodiklių, tai vis dar netampa praktika. Tai labai tikiuosi, kad kartu su viešojo sektoriaus reformom ir vadovų reformom mes pagaliau atkreipsime tai dėmesį. Bet iš tiesų, tada mes turim labai primityvius rodiklius ir aš per mokymus rodiklių dažnai kalbu apie tokį pavyzdį ataskaitą vienas vienetą. Bet organizacija savo išsikelia strateginį rodiklį kiekvienais metais po vieną ataskaitą išleisti į visuomenę, nežinau, apie turtą, apie duomenis, apie dar kažką. Ir jiems tai yra strategija. Ir aš sakau, bet ne, žiūrėkit, tai yra darbas, jūsų metinis tiesiog darbas. Bet, o tačiau yra visos tos aplinkybės. Tai aš asmeniškai būčiau labai entuziastė. Koks galėtų būti atsakymas viešojo sektoriaus organizacijoms, čia mano svajonė yra tokia, kad būtų galima strateginį planavimą lygmenimis vykdyti. Ir tarkim, vienas iš labai dažnų viešos organizacijos rodiklių yra įrašytinius visuomenės arba, nežinau, pareiškėjų paklausimus per 20 darbo dienų atsakyti. Ir tiesą sakant, tai kaip kliento aptarnavimo kažkoks rodiklis labai dažnai atsiduria net ir metiniuose bei strateginiuose planuose. Bet tai yra toks absoliutus minimumas ir man kažkaip norėtųsi, kad būtų toksai džentelmeniškas metodinis susitarimas tarp organizacijų, kad čia yra žemiausias ambicijos lygis. Jeigu to nepasiekat, tai labai blogai. Bet kad yra galimybė galbūt atsakyti per 10 dienų, o gal per 5 darbo dienas, bet 80% tų paklausimų, o tada tam tikrais lygmenimis judėti į priekį ir galbūt net planuoti taip į priekį, jau galėtų būti truputėlį stimulas išeiti iš tos cenzūros, apie kurią mes kalbėjom. Nes iš tiesų, čia yra tam tikri pavojai, kurie lydi viešo sektoriaus organizacijas ir vadovus ir kartais netgi jų karjerą. Bet tiesą sakant, dar yra kitas patarimas, ką mano klientai gana dažnai daro, mes taip juokais pavadinam dvigubą buhalteriją, dvigubą strategiją. Tai yra tie įsipareigojimai, kurie yra duodami viešai visuomeniai, steigėjų, ministerijoms, valdančioms įstaigoms, jie yra labiau cenzūruoti pagal tai, ką mes kalbam. O viduje organizacijos pasirenka truputėlį daugiau erdvės pasibandyti, kas čia gautųsi. Jeigu mes truputėlį ambicingesnį tikslą turėtume, aukštesnę rodiklio reikšmę ir kadangi tai nėra duotas įsipareigojimas į išorę, tai nepavykus, o tuo atveju mes taip ir liekam organizacijos viduje suprasti, kas atsitiko. Jeigu mums pavyksta, mes tokiu atveju viršėm ir tą visuomeniai duotą pažadą. Tai nesakau, kad tai yra labai didelė praktika, bet organizacijose, net ir viešo sektoriaus, jau kartais atsiranda tos tokios ambicijos ir noro pabandyti kurti truputėlį kitokią vertę. Giedre, ką tavo klientai sako apie X-matricas? Patinka, nepatinka? Kokių komentarų girdi? Jie sako, ta prasme į vieną lapą turi dirbti. Ir mes apie tai kalbam kokių 20 minučių, aš juos įtikinėjau, kad tikrai į vieną. Jie tada sako, gal tu kažkaip nesi labai gera tada mūsų konsultantė. Gal mums reikia kito konsultanto, kuris sako, kuris mums 50 lapų, mūsų praeitą strategiją, pidisokas buvo. O tu dabar sakai, žodžiu, į vieną lapą. Tai čia turbūt dažniausiai aš turiu kažkaip jiem argumentuoti, įrodyti pavyzdžius ir aiškinti, kad žinokit, viskas yra gerai ir su įrankiu, ir su manimi irgi viskas yra gerai. Tai čia turbūt pirmasis būna nustebimas. Antras nustebimas Excelis. Prasme, kodėl, kaip čia dabar? Nes strategija žmonėm asocijuojasi su naratyvu. Mes turim rašyti rašinėlį. Tai čia Wordas turi būti, labai pasistengus, gali būti PowerPointas. Bet, prasme, Excelis, lentelė, kurią po to atspausdini ir ant sienos pasikabini. Tai, čia būna juokingesnė dalis. Tai va, ir turbūt irgi visų pirma reakcijos būna tokios, gal sakyčiau, nepatiklios, negaunu iš to, pasitikėjimo kreditas būna labai ribotas, bet įpusėjus procesą ir ypač pirmosios dienos pabaigoje, o kartais mes ir trunkame tik tai vieną dieną, jos tokios jaučia labai didelį pasididžiavimą ir jos tada sako,
Nu kaip čia gerai mes padirbėjome, nes jos prieš akis mato Mhm. iš esmės rezultatą, jis galbūt Taip. nebaigtinis, reikia jį šlifuoti, ten jos dar gal eis į namų darbus, gal mes po to dar susitiksim ir panašiai, bet iš esmės po bet kokios trukmės darbo su X matrica yra kažkoks rezultatas. Tai va tas nepasitikėjimas pirminis arba tokia abejonė, kad čia, kas čia dabar gausis ir ar čia tikrai gausis ir kodėl Excelis, Mhm. labai greitai virsta į tokį net sakyčiau, aha momentą. Aha. Kaip čia kietai, kaip čia viskas gali atsitikti. Ir mes čia nesusipykom visi, dar netgi ir netikėtai. Arba mes net ir įžvalgų labai gerų gavome ir vat visai čia ambicingai viskas atrodo. Tai, aš sakyčiau, kad darbas su X matrica yra tokie kaip linksmieji kalneliai. Kad pirmą labai ne kažką būna, po to labai daug entuzijazmo, po to labai viskas gerai būna. O po to reikia pradėti dirbti. Tai kai reikia pradėti gyventi su X matrica, tada vėl truputėlį viskas nusileidžia žemyn. Ir, čia tos ambicingus tikslus dabar reikės mums įgyvendinti. Ir tada jau tai, apie ką mes šnekėjom, o kas visą tai darys, o mes neturim laiko, ir ten taip toliau ir panašiai. Bet, žodžiu, viskam savas laikas, aš galvoju, ir tiesiog tuos etapus irgi aš leidžiu organizacijom praeiti. Taip reikia irgi. Bet taip reikia iš tikrųjų. Ir aš taip pat pastebiu iš mokymų dalyvių, iš sesijų dalyvių, kad X matrica jinai nepatikliai kažkaip atrodo susipažinus, bet kai jau užsipildai savo pavyzdį, staiga dauguma sako, kaip smagu, viskas matosi, taip konkretu, taip aišku, vienam lape ir va čia kas su kuo susiję yra. Šiaip sąžiningai turiu pasakyti, kad X matrica jinai gali būti lygmenimis daroma. Ir jeigu organizacija yra santykinai nedidelė, 20-40 žmonių, paprastai vienos organizacijos lygio X matricos užtenka ir tada yra formos pasirinkimas, kas jums labiau patinka. Galima labai metodiškai PowerPoint'ą, pavyzdžiui, susipildyti, ten su 3-4 skaidrėm išeiti analogiškai. Bet kuo yra didesnė organizacija, tuo didesnė yra X matricos vertė, nes tada mes galim turėti departamentų X matricas, skyrių X matricas, dar smulkesnių komandų X matricas, tai kartais 14, ten jų keliasdešimt būna. Ir kuo daugiau jų yra, tuo didesnė pridėtinė vertė yra komandai, nes tada dar geriau matosi, kaip mano strateginis darbas susijęs su skyriaus strateginiu tikslu, susijęs su organizacijos strategija. Tai darbuotojams dar aiškiau būna. Ir paprastai, praėjus šitą pirmą kalnelį, efektas būna kaip paprasta, kaip aišku, kaip konkretu. Aš asmeniškai visai mėgstu vadinti X matricas susitarimu, sutartimi su komanda, su vadovu, tarp vadovų. Ką tik sutartį pasirašėt ir įsipareigojat dabar jos laikytis, nes mes čia netapetuojam sienas, o susitarimus fiksuojam. Ir jeigu sutarties laikomės ir yra dokumentas, tai prašau, X matrica jinai lygiai tą patį tarsi ir padaro. Tai aš sakyčiau, kad būna kartas nuo karto keletas dalyvių, kurie taip sako, labai nepatogu, nes reikia galvą kreipyti kairę į dešinę, atseit ratus skaityti nelabai yra patogu. Bet absoliuti dauguma labai pamato praktinę X matricos naudą ir kad organizacija savo norų atsisakytų X matricos. Po to, kai jau metai 2-3 su jie dirba, mano praktikoje taip nebuvo, buvo kai ne savo norų, tiesiog dėl steigėjo tam tikrų įmonių grupės reikalavimų turėjo pakeisti ir labai liūdėjo, kad reikia tą padaryti. Tai iš tiesų, pamačius praktinę naudą, tas įrankis jisai tampa dar artimesnis. Tai Giedrė, mes labai daug visko prišnekėjom, esame X matricų entuziastas, ko gero kalbėtume dar ilgai, bet jau visai pokalbio pabaigai noriu po palinkėjimo mūsų klausytojams iš strateginio planavimo, gal iš X matricų konteksto, ar turite? Turbūt aš visą savo linkėjimą sudedu į vieną žodį - drąsos. Ir ta drąsa bandyti, taikyti, testuotis, matuotis įrankius ir būdus atlikti tą strateginio planavimo pratimą. Ir, turbūt labiau pratimas, tai viskas aišku, aš vis tiek linkiu į X matricą sueiti, geriau nieko nesugalvojau ir nieko netradau, bet turbūt eiti į šitą procesą ir savo surasti atsakymą, o kokias problemas aš noriu su tuo išspręsti. Ir truputėlį drąsiai, atvirai pasikalbėti su savimi. Visų pirma, to labiausiai linkiu vadovui, nes nuo vadovo visą tai priklauso.
bet matau, kad jeigu drąsos turi vadovas, tai čia yra labai užkrečiamas reikalas. Tai neišvengiamai visi jo pavaldiniai, jo darbuotojai, o po to pamatysite, nevyriausybinėm organizacijom labai svarbu ir bendruomenė, ir netgi ir paslaugų gavėjai, jie tikrai užsikrečia tuo drąsumu, tuo ambicingumu ir kas mum yra svarbu, tokiu realiu pokyčiu, ko reikia padaryti. Tai nevyriausybinės organizacijos dirba tam, kad inicijuotų pokyčius visuomenėje. Tai aš linkiu drąsos savosiom organizacijom, bet lygiai taip pat ir visom kitom organizacijom drąsos tuos pokyčius inicijuoti ir viduje. Labai gražiai pasakai. Mano palinkėjimas, tiesą sakant, irgi šiek tiek panašus yra. Mes kartais kalbam, kad yra toksai dalykas kaip tuščio lapo baimė. Turiu prieš save lapą, gal X matricą, ir dabar turiu kažką su juo padaryti. Ir tas pirmas priėjimas, kad tuščias lapas taptų užpildytų lapu, jisai nėra lengvas. Ir dėl to kartais vadovai manęs taip lyg atsiklausia, Lina, o kas bus, jeigu mes ne ten įrašysim, arba ne tokį rodiklį įrašysim. Sakau, nesvarbu, 1., 2., 3 metais ta X matrica jums yra orientyras, jūs nebijokit būti metodiškai neteisingi, netikslus, neturit rodiklio, planuokit su paprastesnė formulė, ne ten įrašysit, atkeisti bet kada galima. Bet man pati svarbiausia vieta yra ta strateginė diskusija. Tai, ką jūs pasidarę namų darbus išgryninsit kaip savo prioritetus, savo poveikį, savo kūriamą vertę, tai, ką jūs norit pasiekti. Ir strateginis planavimas kaip procesas, jisai evoliucionuoja. Tai bent jau turėtų būti. Ir pamatysit, praeis metai kiti atsiras daugiau rodiklių. Dar metai kiti jūs jau žinosit, kaip tą pratimą atlikti, kuriuose vietose tipiškai stringat, kaip monitoringą susidėlioti. Bet čia irgi ta drąsa, matyt, konvertuojasi į tai, kad leiskit savo, kad ta evoliucija pamažu po vieną žingsnį atvestų į tai, kad yra atsiradusi tikrai strateginio valdymo rutina. Ir nebūtina iš savęs tikėtis, kad mes čia 1 metais padarysim jau idealiai. Jeigu galit, šaunuoliai, nebūtinai tai pavyksta, bet netokia ir siekiamybė yra, labiau susitarimai su komanda. Na ką, tai ko gero mūsų pokalbis tada šiandien Giedrė ir baigtas. Labai ačiū tau. O pabaigai visiems mūsų klausytojams noriu priminti, kad jeigu šis pokalbis jums pasirodė vertingas, įdomus, tai like, share, subscribe, pasidalinkite su savo kolegomis ir bendraminčiais. Mes tikrai labai norėtume, kad kuo daugiau žmonių jį pasiektų. Ankstesnius mūsų pokalbius Procesų Pro galite rasti YouTube ir Spotify paskyrose, o klausimus ateities epizodams galite užduoti procesupro@kendu.lt. O šiandien jau atsisveikiname, su jumis buvo aš, Lina Jankauskienė, ir mano svečias Giedrė Šapaitė Šilinskienė. Ačiū ir iki. Iki.